Ar kada nors susimastei, kaip susikūrė Kalenų šeima? Na, šiame vaizdo įraše pamatysime kiekvieno nario istoriją ir kaip jie tapo vampyrais. Pamatysime nuo nemirtingojo daktaro, kuris viską pradėjo, iki mados žinovės su ateities vizijomis. Pasiruošk sužinoti paslaptis, tragedijas ir romantiškas istorijas, kurios pavertė Kalenus kažkuo daugiau nei paprastais vampyrais. Carlyle'as Kalenas gimė Londone 1640 metais. Jis buvo anglikonų pastoriaus sūnus. Jo motina mirė gimdydama jį. Žinoma, jis ne visada buvo vampyras. Jis augo kaip normalus vaikas nuo tų laikų. Beje, tie laikai buvo gana chaotiški. Buvo Anglijos revoliucija, kuri pakeitė daug politinių ir socialinių dalykų. Tais laikais, kai vyko daug revoliucijų ir skirtumų tikėjimuose. Carlyle'o tėvas vadovavo paieškos ir medžioklės grupiai, kuri ieškojo vilkolakių, raganų ir vampyrų. Nors dažnai jie medžiodavo nekaltus žmonės. Laikui bėgant, kai jo tėvas senėjo, Carlyle'as perėmė vadovavimą ir parodė esąs protingesnis už savo tėvą. Carlyle'as. Jam pavyko surasti taip vadinamą vampyrų lizdą, kuris slėpėsi Londono kanalizacijoje. Tačiau ši medžioklės operacija nepavyko. Du jo draugai buvo nužudyti. Proceso metu, nors jie ir nužudė vampyrą, Carlyle'as buvo įkastas ir visiškai nukraujavo. Todėl jis labai bijojo tapti tuo, ko jo tėvas taip nekentė. Taigi, 3 ilgus dienas jis slėpėsi rūsyje, kol truko jo skausminga transformacija. Po savo transformacijos jis bandė atimti savo gyvybę įvairiais būdais. Carlyle'as net šoko nuo labai aukštų vietų. Jis net nusprendė mirti iš bado ir taip pat bandė nuskęsti jūroje. Pamatęs, kad negali mirti, alkis buvo toks stiprus, kad jis jo nebegalėjo pakelti. Tačiau jis atsisakė gerti žmogaus kraują. Taigi, būdamas miške, jis nužudė elnę ir suprato, kad gali gerti gyvūno kraują vietoj žmogaus kraujo. Jis pradėjo studijuoti įvairiuose universitetuose. 200 mečius studijavo žmoniją ir mediciną. Įgijo atsparumą žmogaus kraujui ir tapo gydytoju. Studijuodamas Italijoje, jis susipažino su Vulturi klanu, su kuriuo praleido kelis šimtmečius. Vėliau jis nusprendė eiti savo keliu, nes Vulturi norėjo jį paversti tokiu kaip jie. Gerti žmogaus kraują, nes tai buvo natūralu vampyrams. Tuo tarpu jis bandė juos įtikinti maitintis gyvūnų krauju. Taigi jis išvyko į Niujorką, kur dirbo gydytoju. Jis sutiko Edvardą, kuris merdėjo nuo ispanų gripo. Ir Esmę, kuri ateityje taptų jo žmona, eidama esmės šeimos keliu. Carlyle'o žmona gimė 1985 metais, kai jai buvo tik 16 metų, ji nukrito nuo medžio ir susilaužė koją. O kas buvo gydytojas, kuris ją prižiūrėjo? Būtent pats Carlyle'as Kalenas, kuris tuo metu buvo tik gražus gydytojas. Tai buvo pirmas kartas, kai jie susitiko. Netrukus po šio romantiško susitikimo Carlyle'as įsikraustė, o Esmė liko Ohajuje. Nors jos planas buvo išvykti į vakarus, kad galėtų tapti mokytoja, jos tėvai pasakė jai pasilikti ten ir ištekėti. Norėdama patenkinti savo tėvų užgaidas, būdama 22 metų, ji ištekėjo už Charleso Evansono, tikėdamasi turėti laimingą motiną. Tačiau tas vyras pasirodė esąs tikras smurtautojas. Jis jas skriaudė, mušė, o kai ji pasiskundė, jos tėvai pasakė, kad ji turėtų elgtis kaip gera žmona. Kai jis sužinojo, kad laukėsi, nusprendė pabėgti į šiaurę su tolima savo šeimos pusseserė. 1921 metais gimė jos kūdikis, bet deja, po kelių dienų mirė. Tai ją visiškai sugniuždė. Ji nebematė gyvenimo prasmės, todėl bandė nusižudyti, šokdama nuo uolos. Ji išgyveno, bet susilaužė keletą kaulų. Ją palaikė mirusią ir nuvežė į morgą, bet jo širdis vis dar plakė. Laimiai, ne viskas buvo liūdna. Būtent toje vietoje dirbo daktaras Kalenas ir ją atpažino. Jis joje pamatė linksmą ir gražią jauną moterį, kurią buvo gydęs prieš 10 metų.
Carlyle'as nusprendė ją paversti vampyrę, nes jį merdėjo. Esmė ir Carlyle'as susituokė ir tapo Kaleno šeimos tėvais. Pirmasis įvaikintas Kaleno šeimos vaikas yra Edvardas, tikrasis vampyrų gražuolis. Jis gimė 1901 metų birželio 20 dieną Čikagoje, vardu Edvardas Antonis Masonas. Taip yra, prieš tapdamas paslaptingų vaikinų Forkse, jis buvo paprastas paauglys. Jis buvo labai žinomų advokatų sūnus. Kai Edvardas buvo 17 metų, jis norėjo įstoti į kariuomenę ir tapti kareiviu. Jis turėjo tą patriotinę ir nuotykių dvasią, tačiau gyvenimas jam buvo paruošęs kitus planus. 1918 metais atėjo ispaniškasis gripas, kuris dėja pražudė jo tėvus. Tačiau Edvardo motina, Elizabeth Mason, merdėdama paprašo daktaro Kuleno išgelbėti jos sūnų. Ir štai čia yra labai įdomus faktas. Ir Carlyle'as įtarė, kad Elizabeth žinojo, jog jis yra vampyras ir gali išgelbėti Edvardą. Ir būtent todėl ji jam pasakė padaryti viską, kas įmanoma, kad išgelbėtų savo sūnų. Nes jis galėjo jį išgelbėti ne tradicinė medicina, o paversdamas jį tokiu pačiu vampyru, kaip ir jis pats. Taip Carlyle'as išgelbėjo Edvardą, paversdamas jį pirmuoju savo įvaikintų sūnumi iš Kaleno šeimos. Edvardas tapęs vampyru. Be to, kad jo pojūčiai ir fiziniai gebėjimai sustiprėjo, jis išvystė vieną iš rečiausių vampyrų gebėjimų. Ar jis gali skaityti kitų mintis? Iš pradžių Edvardas negalėjo pakęsti Carlyle'o dietos, pagristos gyvūnų krauju. Todėl jis nusprendžia eiti savo keliu, praėjus 10 metų po savo pavertimo. Carlyle'as, kaip geras tėvas, jam sako daryti, ką nori, bet jei kada nors norės sugrįžti, jis visada jo lauks. Edvardas išvyksta, bet ne tam, kad keliautų, o tam, kad medžiotų žmonės. Jis pasijunta tarsi dievas, nuspręsdamas, kas nusipelno gyventi, o kas mirti. Bėgant laiku jis supranta, kad nenori būti monstru ir grįžta pas Carlyle'ą, kuris jį priima išskėstomis rankomis. Edvardas prisitaiko prie gyvūnų kraujo dietos ir sugrįžta į klaną. Edvardas labai gerai sutarė su visa šeima, išskyrus Rozalę, savo pirmąją įvaikintą seserį. Edvardui nepatinka jos būdas. Jis ją laiko paviršutinišką, išpuikusią ir pernelyg susirūpinusią savo grožiu. Rozalė savo ruožtų norėjo, kad Edvardas ją pastebėtų, bet jis visiškai nekreipė į ją dėmesio. Carlyle'as norėjo, kad Edvardas jaustų tai, ką jis jaučia esmei. Tačiau tarp jų nebuvo jokios chemijos ar ryšio. Ir po beveik 100 metų Edvardas sutinka Bella Swan. Na, o visa kita yra tai, ką matome filmuose. Dabar pereikime prie Elisės. Ji gimė kaip Mary Alice Brandon 1901 metais Biloksio mieste Misisipėje. Nuo mažens ji turėjo labai ypatingą dovaną – sapnuodavo dalykus, kurie vėliau įvykdavo. Taip, Alice turėjo ateities vizijų. Tačiau vietoj to, kad žmonės sakytų, oho, kokia magija, koks talentas šios merginos, jos šeima manė, kad ji išprotėjo ir išsiuntė ją į psichiatrijos ligoninę. Kol ji buvo šioje psichiatrijos ligoninėje, ji susipažino su senu vampyru, kuris ten dirbo. Ji taip pat susipažino su Jamesu, kuris yra vampyras medžiotojas ir tapo apsėstas jos kraujo kvapu. Ligoninės vampyras. Pamatęs pavojų, jis nusprendė paversti Alice vampyre, kai jai buvo 19 metų, kad Jamesas negalėtų atimti jos gyvybės. Tačiau vėliau Jamesas nužudė vampyrą, kuris ją išgelbėjo. Filmuose jis sužino daugiau apie tai, kas buvo jos ankstesnėme gyvenime ir dėl savo smalsumo pradeda tyrinėti savo praeitį. Filme jaunatis jis sužino, kad turėjo seserį vardu Cynthia, o jos dukterėčia vis dar gyvena Biloksio mieste. Ji netgi rado antkapį, o ant jo esanti mirties data sutampa su diena, kai ji buvo paguldyta į psichiatrijos ligoninę. Tai reiškia, kad oficialiai Alice mirė tą dieną, kai ją uždarė už tai, kad matė ateitį. Tačiau ne viskas Alicei yra tragedija. Po kelių dienų ji pastebėjo vaikiną, kuris atrodė visiškai pasimetęs ir be vilties. Tai buvo todėl, kad iš tikrųjų Alice buvo jo viltis. Ir žinoma, mes kalbame apie Jasperį. 1948 metais jie susitiko Filadelfijos kavinėje. Lietingą dieną. Ji jo laukė ir pasakė,
ar žinojai, kad ateisi? O 1950 metais jie prisijungė prie Kalenų. Jasperis gimė Hjustone, Teksase 1843 metais. Vaikinas su karinė gyslele, kuris būdamas beveik 17 metų jau sakė, kad jam 20, kad galėtų prisijungti prie Konfederacijos armijos. Ir jam tai pavyko. Jis labai greitai kilo karjeros laiptais armijoje, kol tapo jauniausiu pietų armijos majoru. Tačiau 1863 metais, evakuojant Galvestoną, jo gyvenimas pasisuko kruvinu keliu. Vampyrė vardu Marija ieškojo stipraus žmogaus, kuris galėtų kovoti jos pusėje. Kai Marija sužinojo, kad Jasperis turi gebėjimą kontroliuoti aplinkinių žmonių emocijas, Jasperis tapo jaunų vampyrų treneriu. Ir taip pat tuo, kuris žudydavo tuos, kurie buvo nenaudingi. Jis beveik 100 metį praleido tame smurto rate, kol senas vampyras kolega vardu Peteris įtikino jį pabėgti iš tos vietos. Kurį laiką jis klajojo su Peteriu ir kita drauge vardu Charlotte, kol pasirodė tas, kuris tapo didžiausia jo gyvenimo meile. Niekas kitas, o Alice Kalen. Ji pamatė jį vienoje iš savo vizijų ir suprato, kad jis yra jos pora. Jie susitiko, įsimylėjo ir kartu atvyko pas Kalėnus 1950 metais. Nuo tada Jasperis yra su Alice. Ir nors jis vis dar kovoja su savo troškimu žmonių kraujui, ji padeda jam išlaikyti emocinę pusiausvyrą. Kitas šeimos narys, apie kurį nėra daug informacijos, bet kuris yra naujausias narys, yra Emmetas Kalenas. Jis gimė 1915 metais Tenesyje, o būdamas 20 metų 1925-aisiais išvyko medžioti į kalnus. Ir viskas buvo gerai iki šiol, kol jį užpuolė milžiniškas lokys, kuris paliko jį ant mirties slenksčio. Tačiau laimė jį rado Rosalė Hale, kuri, įdomu, kaip tik buvo toje vietoje. Ji paėmė jį ant rankų ir nunešė tiesiai pas Carlylą Kaleną, stebuklų gydytoją. Kad jį išgelbėtų, geriausia išeitis buvo paversti jį vampyru. O pasak Emmeto, ši patirtis buvo tarsi jį būtų išgelbėjęs Dievo angelas. Nuo to momento jis tapo vienu stipriausių šeimos narių. Rosalė gimė 1915 metų spalio 10 dieną Rochesteryje, Niujorke, aukštesniosios vidurinės klasės šeimoje. Jos tėtis dirbo banke, mama buvo namų šeimininkė ir dėl jų pajamų jie gyveno labai prabangiai. Pasak Rosalės, didžioji depresija jiems tebuvo tik gandas. Ji buvo labai graži ir jai patiko, kai ją gyrė. Bet vieną dieną Rosalės mama nusiuntė ją nunešti pietus tėčiui į darbą. Visa tai tam, kad turtingas jaunuolis ją pastebėtų. Roisas Kingas II. Ir žinoma, tai puikiai suveikė, nes Roisas buvo visiškai apsėstas Rosalės grožio. Atrodė, kad šiai merginai viskas bus kaip pasakoje. Tačiau šie santykiai buvo labai paviršutiniški. Tai buvo labiau trofėjus nei santykiai. O jį tai žiūrėjo kaip į bilietą į prabangų gyvenimą. 1933 m. balandį, kai Rosalė lankėsi pas savo geriausią draugę Verą, ji suprato, kad ši turi vyrą, kuris ją tikrai myli. Ir Rosalija tai pamačiusi, suprato, kad Roisas jos nemyli, o ji taip pat jo nemyli. Taigi tą vakarą, grįžusi namo, ji rado Roisą ir 4 jo girtus draugus. Tuo metu jai atsitiko kažkas siaubingo. Jos, kaip manoma, mylimasis pakvietė Rosalę, kad ją pristatytų savo draugams. Bet jis visiškai besąžinės leido visiems ją išniekinti. Ją pažemino ir sumušė, paliko visiškai leisgyvę gatvėje. Jie išėjo juokdamiesi, kol ji kentėjo. Rosalė, norėjusi atimti savo gyvybę, rado Carlylas Kulėnas, kuris ją parsivedė namo ir pavertė vampyrę. Jo ketinimas buvo, kad ji taptų Edvardo drauge, bet tai niekada nesuveikė. Tačiau nutiko taip, kad Rosalė, pamačiusi, jog jos grožis dar labiau sustiprėjo, pradėjo atgauti dalį savo nuotaikos. Pirmas dalykas, kurį ji padarė po pavirtimo, buvo ieškoti keršto. Ji ieškojo jų vieną po kito, palikdama Roisą paskutiniam. Ji privertė jį kentėti vilkėdama vestuvinę suknelę. Kad tas vyras tiksliai žinotų, kas jo ieško, Roisas pasamdė 2 ginkluotus apsauginius, bet Rosalė juos lengvai pašalino.
Tada įkankino Roisą visą naktį, kol galiausiai jį nužudė. Ir labiausiai šokiravo tai, kad ji neišgėrė nė vieno jų kraujo, nes nenorėjo, kad kas nors iš jų būtų jos viduje. Nuo tada Rozalė tapo Kalenų šeimos dalimi ir iki šiol gyvena šioje šeimoje. Po tuo grožiu slypi tragedijos ir siaubo istorija. Ir būtent taip viskas prasidėjo. Kiekvienas Kalenų šeimos narys turi istoriją, kuri yra daug gilesnė nei tai, ką matome ekrane. Ši šeima tikrai yra sudužusių praeičių koliažas, kuris rado prieglobstį dabartyje. Parašykite komentaruose, ką manote jūs.